Sveiki, esu Domantas Taura. Iš 2 B klasės. Esu kandidatas į mokinių parlamentą bei prezidento postą. Manęs dabar paklaustų, ar turiu kokių idėjų, aš visada atsakyčiau taip ir pateikčiau originalių atsakymų. Galiu gerai suburti grupę ir ją efektyviai panaudoti. Ar žinote, koks yra populiarus Coca-Colos buteliukas? Todėl prižadu mokyklą populiarinti taip, kaip populiarėja šis reklaminis ženklas. Ar matote šio kuro kainą? Jos kyla kiekvieną savaitę. Todėl norėčiau, kad jūsų pasitikėjimas manimi augtų taip, kaip auga šio kuro kaina. Mėgstu gamtą ir miškus. Todėl būtinai stengsite įgyvendinti šį planą ir padaryti daugiau iššūkių gamtai. Bendrauju su įvairių Lietuvos mokyklų mokiniais. Todėl prižadu gerą bendradarbiavimą ir tarpusavio santykius. Esu prijaučiantis sportui, todėl prižadu mokyklą populiarinti sporto šakas ir įrengti daugiau renginių. Priklausau Lietuvos kalnų sporto dviračių rinktinei, todėl žinau, ką reiškia sunkus darbas ir įneštas indėlis į jo rezultatą. Daug treniruodamas ir ilgai mindamas dviratį, puikiai išmokau bendradarbiauti su komandos nariais ir tinkamai suburti komandinį darbą. Ir tikrai manau, kad esu tinkamas būti parlamento nariu. Sveiki, esu Bernadeta, Domantą pažįstu seniai, jo pasitikiu ir raginu pasitikėti juo ir jis. Manau, kad tikrai nėra tinkamesnio žmogaus mokyklos prezidento postą. Užtikrinu, kad jūs nepasigailėsit. Domantai, Vilnius tave palaiko. Labas Panevėžys, how you doing? Labai noriu parekomenduoti, kad balsuotumėt į prezidentus už Domantą iš Velžio gimnazijos. Kai ką, bus kietas, viską padarys, ko reikia ir galbūt daugiau bus diskotekų, kuriuose galėsiu važiuoti pagroti. Sveiki, aš Tomas Markelevičius, 15 minučių LT naujienų redaktorius Panevėžyje. Norėčiau visus paraginti balsuoti už Domantą Taurą, nes manau, kad jis yra labai tinkamas kandidatas ir pats geriausias pretendentas į prezidentus. Manau, kad jisai savo mokyklą garsins ne tik kalbom, bet ir darbais. Ir manau, kad ateityje mes su juo bendradarbiausime. Ir jeigu tikrai manai, kad galiu būti mokyklos prezidentu, balsuok už mane.